Sveiki, mano vardas Karolina. Aš prieš keletą valandų turėjau sesiją su Rėjumi, energetiniai santykių analizės tema, bet esmiškai konkretaus klausimo šią temą neturėjau, tačiau bandžiau išmąstyti ir pateikti klausimą. Bet galiausiai pasakiau, kad tiesiog jau keletą savaičių, kaip jaučiu norą, vedimą turėti sesiją, patirti dalykus. Ir šiandien turėjau tam progą. Labai tau dėkoju, Rėjau, už tavo vedimą. Iš pat pradžių mano protas buvo super aktyvus. Aš labai daug kalbėjau, buvo neramus protas. Ir kai Rėjus mane įvedė į meditatyvią būseną, visai netrukus aš pasimečiau, praradau ryšį su savimi, apie tai informavau Rėjų. Jis mane, mano manymu, labai greitai grąžino atgal į tą pačią nuostabią lengvą būseną. Tada mes patyrinėjom ryšį su mano dabartiniu partneriu, mano ryšį su dabartiniu partneriu, tada su mano aukštesniuoju aš ir galiausiai koks būtų jausmas ryšyje dieviškoj partnerystėj. Tai aš gavau daugiau atsakymų ir platesniu spektru nei ši tema, nei santykių tema. Ir pati jaučiu, kad mano kelionė dar tik pačioj pradžioj. Ir jeigu tu jauti, kad diena iš dienos norą, kad gal jau laikas turėti sesiją, nesvarbu kokia tema, tiesiog nori patirti, taip kaip norėjau patirti aš, tai nedvejok, jau laikas. Ir žinau, kad Rėjus labai nuostabiai duoda erdvę tam. Jis palaiko labai stipriai ir saugančiai ir taip atveriančiai veda. Ir ne jis atsakymus duoda, o tu pats pati pajausi atsakymus taip, kaip pajaučiau aš. Taigi, pasinaudok šią nuostabią galimybę ir pradėk savo nuostabią kelionę iš tiesų.